O ypatingai mano broliukas, tas, kur mokinosi gimnazijoje, kur žuvis, Danius. Tas kaip mokinas, dviratį turėjo gerą labai. Tai aš džiaugdavaus, kada jau kliūdavo man biškį pravažiuoti tuo dviračiu. Koks džiaugsmas, sakau, kaip kad man atitektų tas dviratis, kiek džiaugsma, kai išvažiuoju. Niekas neturi dviračia, tik suaugę jo kavalėrė, ten panelės jau, tai viena kita turėdavo. Ir taip pavažinėdam dviračiu, o paskiau susirenka vaikų daug jau, sekmadienį, daugiausia sekmadienį. Ir einam į gamtą. Kokią gamtą? Į mišką. Ką daryti? Agi, varnų lizdų ardyti. Aukštumas ir toli eidam apie kokius 3 kilometrus, gal nuo mūsų, atsimenu. Gal aš drąsiausias būdavau turbūt. Tokie aukšti medžiai, dievų pačioj viršūnėj, krankė tenai veikia ir dalipu, kaipgi neišardžius to lizdą, nu, bet laikaus pačioj viršūnėj. Tai išverčiu to, apuola varnas, ajėtus ant galvos, bet nesukapoja nei vieną. Pykdava ir tėvukai pykdava ant tų varnų, kad viščiukus nešioja. Bet perėjęs ir pas mus varna prie upės, visai netoli, bet sakė, kad vietiniai nekliūda. Reiškia, jeigu nekliūda jos, tai nekliūda viščiukų. Gal taip ir yra, gal ir teisybė.